Nu ir sveiki, bičiuliai visi. Šiandien Klaipėdos, kaip matot, prekiauju mugė ir sugalvojau atvaryti, pagaudyti. Pasiėmiau savo 7 kuotą. Pabandysiam. Labai kompaktiška. Tai vat reikia susistatyti ton dėlionį ir bandyti kažkom pagauti, jeigu pavyks. Tai šiandien orėlis toks nekoks. Gan vėjaus nemaža daud. Į tokį labai žvarbį. +5, bet tas vieska koš. O eiktų savo, kad nėra labai gera. Tai šakis. Nu bet tikus, kad žuvis kips. Kada jas kažkom pagauti. Kaip matot, dabar šneku. Nutolis biški. Turiu naują mikrofoną. Tai bus, ko gero, įdomesnių biški kadrų. Turėtų būti ir nebloga garso kokybė. Tik tas mono apdaras toks ant traškos ir ta tokia medžiaga, tipo nepralyvs biški ant sąskaitos. Tai biški gaudytus tokius garsiukus. O, tiririri kotėlis, Fainas, geras kotėlis. Reikia prasitestuoti dar, nes aš sunau gaudys išvės, žiūrėti, ar aplama visas dalis savo veito lėkti. Vis tiek, kai įteik sujungimų, nuteik visko. Tai gal, kaip sakyti, nuteik tokių dalykų, kad į kažkokį dalis išsitraukti mėtant ar dar kažkas. Tai po to biški dar pridėrbi, dadėrbi ir viskas vyks labai puikiai. Rytokį užsidėdi. Šiandien Vamford pirmą kartą šį sezoną. Jau praeitą metą aš naudojau. Kažkaip dar nebuvo poreikiaus šias metas. Dabar vat pasiėmiau Vamfordą, biški rimtesnį zilkelį ir šepaną, man kaip sakyti. To kuprinė laikysiu, tas visas daiktas, visko ton lūvijas, ant netor keitą dėklą, kažką biški gaila, o Vamfordo va turiu dėklą, viskas labai liuks. Veru valą per žaidelius, rišų stiopo vadėlį. Šiandien ko gero gaudė su 0,5 svoriu. Yra toks nemažas vėsas iš tikrųjų. Ir plus dar, nu čia pagrinds ir ešerys. Nieko nereik daug galvoti, nors mačiau, viens vietinis pagavo karosą. Tai gal reikės pabandyti ir kokį 0,3 užsidėti. Reiktų savo kažveit saulį. Niek nematau. Pakomentuokit, kaip garsas. Ar įdomiau žiūrėti, kaip filmuoju iš šoną. Nu sakau, dėl to tokį traškėjimą, tai čia viskas yra dėl to striukis mono. Kana sakau, tokį yra nekokį. Šiaip, nu turėtum būtis toks toks šnipštėms biški. Bet paskui jau ką prašils, su mėgstinukas, turėtų būti viskas labai fainė ir gera. Rišus vadėlį ir enam tu jau pat gaudyti. Ir dar iš karto noriu atsiprašyti, jeigu bus kažkokių nesklandumų su garsu. Pirmą kartą naudoju ant savo bevėlių mikrofoną, tai nežinau, nei kaip kas veik, yra visokiai garsą, tiem pašalinimą, funkcijas ir panašiai. Tai žiūrės, kada naudoti, kad nenaudoti. Kiek įsiaiškinau, tai dabar kaip vės ir, man rodos, biški geriau pašalinti ant pašalinį garsą. Tai tada jungiu tom funkciją. Gal jeigu nebus vėjaus, biški bus gyvesnis toks video, nes kaip įjungi labai nukert visko. Tai žodžiu, matysim pagal situaciją, bet vat įdomesnių kadrų jau galiu pasidėjus toliau kamerą, pasifilmuoti, kažko irgi parodyti pravedimų, ten labiau prie pat kameros, kaip verpinį šon. Tai vat, tobulėsiam, bandysiam kurti įdomesnį turinį, tad pasubscribing dar mano kanalą, jeigu to nesi padaręs, parašyk komentarą ir būtina palaikink. Nu va, pabandysiam čia. O bus ar nebus, kažkai. Oba, yra. O, pirmas ešerys. Pirmų metimų. Eina savo. Biški negera. Nu, bet gal nebus šitas pranašas. Ui. Da vienas. Ach, tu pabėgo. Bet kijim, žinokit. Antrų metimų vėl turėjau žuvį. Čia kažkur biški arčiau. Kiek numet, tai ten ne, bet biški arčiau.
Tai jam iš karto. Žuolis. O, žolių biški. Standartiška. Atu. Kažkas lygu buvo. Nu va, dabar nėra, bet kliovas buvo. O. Masalas. Nusukt. Nu žolių ir čia kažkokių. Einam kitur. Pabandysim. Nu da veidame, tiem padarau. Ir varau į kietą veidą. Jeigu nebus, tai nebus jau viskas. Gal nėra, nu čia dabar. Oba. Yra. A čia žuolis. Ai ne, žuvis. Oba. Vuguksa. Fainas. Jau visai neblogs. Toks spalvingas. Reik fotkelį pasidaryt gal. Kokį gražį. Dar vienas į sąskaitą. Kažkur turėjau škurlį. Ano, man reikėtam. Dabar liuks bus. Nusivalyti runkelis. Nu į da pabandom. Veiname timokai tam positien. Gal bus. O galit matyt, ką pravedinėjai. Po biškėlį. Matot, kabinas kažkur. Karts nu kartą. Uždogna, ko gero. Nu da veina. Labiau arčiau krontą. Kažkaip šiaip nenori. Veinas kits vat pasikrapšta. Bet anau nedaug. Reikia eit kažkur, kur būtų daugiau anų koncentracijais. Ir kokie fainė tepinės to. Laikai, kad teik nėra, reik biškai greit pagalvoti, ko čia daryti. Va, į žuolį. Jop, tararai. A, ištraukiau. Viskas, varau. Nu, va, pabandysim čia. Gal kur nors daus. Oba. Yra. O, da vienas ešerokas į sąskaitą. Bet čia netoliai. Ta varna čia kažauk. Dabar niek. A, yra. Eik tu savo, koks mažas. Išvės krupis. Visiška. Belekiek. Na, palei krončiaką. Metimuką. Kažko neberondo štų žuvės visai. Atrodo, pradžio tokį gerą buvau. A nereiks eiti į tonkėt postį, kur gaudžiau. Pačio pradžio. Tada bent pasigautų ešeriukų. Keletą dabar tai išvis niek šitą. Mytik nemėtis, neveina. Žodžiu, nesuprantu. Nerondo, niką vaistų, unko kimų. Arba veitas, aš čia nerondo, arba nežinau, unko kimų. Na, šitą tik veit maslą bandžiau, bet, nu, tai ešeriuką tokie, ne vis tiek tarka biliutės. Tai dar einu toliau, nu, apeis, aš čia ton ratok, pabandys kažką. Gal ko nors dar įvyniuosiu. Nu, dar prikrunčioką čia tep. Nu, sakau, reikia einu tikrinti. Bet šiandien kažkokia anomalija, jon kalnėlis tep nedar. Vis laik būn žuvės. Visai šalt paliek. Putos vis žinokė tep, kad... Ui. Oba. Pagaliau. Vo. Bet tai dydis. Kos per mažoms žuvės. Šakų jau. Tokį krokodilą, kad traukas. Tai savo. Išmet laukom, kad kitim nekliūt. Gal norit kamuolikas nors? Reikia ištraukti, padėsiu. Reikia. Opa. Tegu būn, kokį vaką gal pasims. Tegu pažaid.
Nu, užsidėjau ant krūtinės kamerą. Bandysim dabar taip. Kai niekas taip daug nekim, tai pamigrausiu daugiau. Oba. Oba. Pagaliau, vėl. Nediduks, bet ir. Oba. O. Yra. Nu, fainė, va katė bent kept vien tep. Kas trečimetį moka. Būtų gera. O čia kaip jau posirata grubė. Ir vis tiek nieko gero nepagavau. Tai čia jau atgaiva biškį tep. Keli iš eilės. O, čia jau tema. Kažkas geras. Kas čia yra? Koksai ešerys. Eik tu nahui. Kokį didžiausias ešerys. Eik tu sau. Čia jau užskaitau. Eik tu sau. Oba. Dėkui. Dėkui. Ačiū. Oi, tu sau. Eina sau. Nu, čia tai gerulis. Nu mes. A? Ešerys. Jau gražus visai. Nu, Kai 300 gramų gal daugiau. daugiau. Šiandien taip sunkia kėbai, bet kelis tus mažas pagavau, bet va tas vienas jau toks jau... Tai netoja, tokia maža. Jo, čia aš ant avižą drebiaus to vadinam. Aha. Ant avižėlis. Pasisekė. Pasisekė. Gražuolis ešeriokas. Bet jau neblogs jau tas. Jau gražus. Pilna gerklis įvalgė. Oba. Bet kokį kliuvo dabar. Karau nenagus grina ding. Kažkaip dabar piktą pradėjo valgyti. O koksa. Nu tai va, jau čia baigsiu žvejybą. Nu gal dar užsimes kelis kartus, jeigu ko nors pagaučiau, tai parodysiu. Sunkia, žiaurė sunkia šiandien. Ir nu ta tokia žvejyba, nu... Nežinau, nemoku nei žodžias nupasakoti. Nesitikėjau to iš Jonkalneliaus. Žiaurė sunkia kėbų, iš tikrųjų kykis labai mažas žuvų. Sunkia labai renkas, nei tų spalvų kažkokiu atsirinkti, nei dar kažko. Paskui parodys tom spalvom, katro ešertom pagavau. Šiandienas topinis masals. Tokį kalų restantą. Tokį kaip violetinį, permatomą. Nu tokį, įdomi spalvėkį. Įran buvo nekart pasiteisinas. Tai vat, šiandien tai išplėši man gerą nuotaiką. Tai vat ir paskui tas ešerinis bonusas. Nu iš tikrųjų labai pradžiugien, labai fainė. Jau tikra gražus egzempliorius. Šį metą pirmas toks rimtas bonusas jau. Nu ne kiek rimtas, nu bet tiesiog jau bonusinis toks. Tai tas labai fainiai, labai džiugu. Tai žodžiu, tokį Klaipėdą šiandien. Gražus oras, bet
žuvis visišką pasyvi. Tai vat, toks šiandienos epizodas. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio karto.